Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down. Valgėm skanų pyragą. Labai skanų pyragą. Tai papasakok, kas buvo? Sakau, jūs tai gal nori gabaliuką, nu, žinai, paliksiu aš tau. Sako, jau palik. Palikau. Ačiū. Aš netyčiu. This is Kakuchu kava, and we will wait hot water, and then we fill up this cup with this coffee, and then we taste it. Antras reportažas, pilame vandenį ir laukiame, kol nubėgs. Nežinau net kiek pilt. Instrukcijos nepasakė, kiek reikia vandens pripilt. Ant kiek reikia praskėsti šitą kavą. Ai, pilsiu, gal bus pilnas padelis man čia. Oi, čia tuoj bus ir pilnas. Nėra gerai, čia bišką prasuoju. Ir mes pilam vandenį, vėl sustojam. Oi, čia kamera atsigaunam. O, vėl gerai, vėl galim pilti. Turime. Ir dar biškę galima. Reikia stiprios. Čempionų bus kava. Nu, nesvarbu, kad iššikta kava, bet čempionų kava. Gyvūnėlius suvalgė, pakakojo, va štai kavos turi. Nu, tai ragaujam šitą labai skanią kavą. Labai skanią kavą. Va, matot, va, gyvūnėlis pašyka, šitas, va, kur nupieštas. Ir žodžiu, jis pašyka, iššyka, paskrūdino, išplovė kakučius ir va turim šitą. Iš manęs visi čia žvengia. Čia kakučių nesijaučia? Kodėl jūs žiūrite mane? Nu, kaip? Neskanu. Nu, nėra cukraus, nėra pieno, ne kava. Aš esu už kavą su pienu ir cukrum. Arba medom, arba sirupu. Geriama. Bet ne man. Walking other ways. Now listen, ain't it crazy? Wish you the best on your journey. Last time I saw you, lady, last time I saw you, we were walking other ways. Now listen, ain't it crazy? Wish you the best on your journey. Wish you the best.
kaip man šiandien sunku. Dieve, kaip... Komfortabel, wenn man mit mehreren Geräten arbeitet, das praktisch ist. Also, leider, weil eigentlich finde ich das so vom 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier. zu Telegramm ganz am Anfang gegangen. Mokyklos laikais ateini tūliką, pasfilmuoji, pasfotkini ir išeini. Niekauju, aš atėjau pamiršti. Su taika. Atvažiavome jau į Šiaulius, sėdau mašiną, ten laukėje kalbasi. Tai žodžiu, važiuosim tikriausiai dabar pavalgyt. Miego noriu, valgyt noriu, visko noriu. Bet nieko, gal praglušysiu, bus geresnė diena. Tai va, gerai, važiuojam. Round 1. Round 2. Round 1. Что не filmuojam? Round 2. Round 1. Round 2. Миллиметровским. Round 1. Round 2. Grįžome į Vilnių, važiuosim namo, pagaliau. Prasidėjom nežinau kiek ten laiko, bet nemažai užtrukom, kol pasigabenom namo. Biški vėlavo traukinys atvykti, bet nieko. Sėsim autobusan ir važiuosim namo, tada į Kupiškį. Žodžiu, šiandien tik tai važiuojam, mes niekur nesėdim, tik tai važiuojam. The next day. Kaip Rokis gyvena, jiems šiandien sekasi. Rokis galvoja, gali palik mane mėgot. Ar gali palik mane mėgot tiesiog ramiai? Negaliu. Va. Nežinau, ką kalba kiti, bet tu esi pats geriausias katinukas pasaulyje. Geriausias katinukas. Bus gražus per visą ekraną. Va, prisukė medaus kažkiek va. Čia šiaip nemažai, tik atrodo labai nedaug. Tai čia va, atakiuojam, sudėjom, išsukom, dabar pilim. Transliacija iš kaimo.
Sveiki. Kaip matėte, čia mes biški su bitėmis turime reikalų. Su kamedu. Oi, aš čia tikriausiai mindu, ko mane galima mindyti. Nieks nematė. Kodėl aš dabar filmuoju, tai kaip tik turiu laisvų minutėlių kelių. Ačiū už visus gražius komentarus, ką parašėt. Ačiū už kritiką, ačiū už nuomonę. Visą laiką priimu tikrai ir kritiką, ir gerus žodžius, ir blogus žodžius, nes mes esame visi žmonės, visi turim savo nuomonę. Viena nuomonė yra gera, kitų yra bloga ir tai yra visiškai natūralu ir suprantama, kad taip yra. Ir aš tiesiog džiaugiuosi, kad žmonės tiesiog reaguoja. O jeigu reaguoja, vadinasi, kažką vis tiek darai ir kažką, kuri ne veltui, ir žmonės tai žiūri. Tai kol turiu laisvą minutėlę, noriu padėkoti kiekvienam iš jūsų, kas žiūrėjo mano pirmąjį vlogą. Yra ten visokių niuansų, yra minusų, yra pliusų. Bet kaip sakome, iš vienų klaidų mokomės, o kitas kartojam, kol mes jas išmokstam. Arba neišmokstam visai. Nu, žodžiu, reikia atsirasti obelį, kurios noriu suvalgyti obelį ir eiti toliau dirbti su bitutėmis, medutė. Reikia grįžti į kiemą ir žiūrėti, kad manęs neužpultų bitės, nes jos dabar gana labai piktos. Nes braunamės į namus, jos, suduokit, pas jūs ateina plėšikai ir jūs tiesiog nieko nedarat, imkit, ką norit. Panašiai realiai yra su bitėm. Bitė yra bičių, visas avilys yra kaip namas, kaip jų namai. Tai jie yra visa didelė šeima ir jeigu tu įsibrauni, faktas, kad jos puola. Taip, manęs dar neįgėlė, nors buvau irgi prie bičių. Reikia negauti nosį į akį, nes jos labiausiai eina į akį, nes akis blizga ir jom iš karto yra instinktas pulti ten. Tai va. Gerai, sumatysim dar, manau. Jau, tiesioginė transliacija iš ko? Iš Utenos. Nežinau, kodėl aš taip pasakau. Žodžiu, atvežu mamą į Uteną su reikaliukais, laukiu, kol sugrįš, o iki tol tiesiog pasėdžiu mašinai. Tilka mane. Šiaip būtų gerai dar pamiegot porą valandėlių, bet kaip sakoma, jeigu mama pakelia, geriau kelkis, nes po to gali nebeatsikelt visai. Tai su šia gaida ir baigiu šitą epizodą. Labą dieną su Viština, sveikinamasi iš streamo kambario pas Sofiją. Tai šiandienos planai nuvaryti į kino teatrą Apollo. Pažiūrėsime filmą Kalbėk su manimi. Jeigu patiks arba nepatiks, nu žodžiu, rekomendacijas pasakysiu po filmo, nes tik tai vakare bus, o dabar, kadangi dar yra diena, tai va, sėmiau kabuko ir einam dirbti. Tai va, atvarėm į Akropolį, atvarėm jau filmą, apsirengiau iki darbo pokalbį. Tai nu tiesiog į filmą. Tai nekreipkite dėmesio. Po filmo pamatysit, ar geras ar ne, kokios bus mano nuotaikos. Ar apšešikus sėdėsiu, o gal bus labai linksmas, o gal šis nesąmonė nuobodus. Bus matyt. Čia mano, jeigu Nu nesvarbu, kad tavo. Va čia mano. Matausi per ekraną. Hello. Dabar šitas tikrai mano. Laukiam filmų. Jau grįžau iš filmą, jau dabar prisėdau prie kompiuterio. Taigi, apie patį filmą. Talk to me, kalbėk su manim. Čia kažkur čia padėsiu nuotraukytę. Pats filmas šiaip ganėtinai įdomus, pasakoja tokią įdomią istoriją, kaip nenoriu labai pasakot, nes tiesiog nenoriu ir spoilinti, pasakyti, kas ten jau buvo, kad patys, jeigu kažkas norėsit, pasižiūrėsit kino teatruose. Šiaip patiko tom, kad šį kartą labai mažai žinau, kas vyks toliau. Pačią esmę žinau, kad ten visą laiką kažkas kažką užpuola, kažką reikia gelbėti ir panašiai. Bet kaip tai vyks, labai ganėtinai sunkiai įsivaizdavau, kas man patinka, nes dažniausiai, kai eini į siaubo filmą, tu realiai jau žinai, kas bus konkrečiai, ką darys, ir kaip visur suklius toj vietoj, ir kaip visur nesiseks toj vietoj. O ten pasakojama apie merginą, kurios mama nusižudė, ji yra depresijoje, rodo jos draugus, ir ten yra tokia realiai rankelė. Ta rankelė galime susisiekti su kitu pasauliu. Kaip visada, aišku, jeigu yra rankelė, kitas pasaulis, dvasių pasaulis, tai automatiškai, kad kažkas
kas ten nutinka blogo. Jeigu bus įdomu, pasižiūrėsit. Kas man nepatiko, tai pabaiga netokios, kokios tikėjausi. Tada automatiškai norėtųsi antros dalies, kas vyksta toliau. Pabaiga tiesiog rodo, kad, turėtų būti antra dalis, bent jau mano galva. Tiesiog atrodo neišbaigta, jeigu tai buvo tik tai viena dalis ir bus tik tai viena dalis. Šiaip ganėtinai filmas tikrai buvo įdomus, tikrai susižiūrėjo. Kartais būna siaubo filmų, kur tiesiog darosi nuobodu. Arba darosi taip, kad per šlykštų žiūrėti kartais, bet šį kartą šitas filmas labai patiko. Tikrai buvo verta. Va tokia mano rekomendacija. Na, čia tada mes čia... Ai, nebenoriu. O, gerai, einam ir būnam. Tam bomba dega. Bomba dega. Paėmiau. Aš turiu netgi 0 kilų. Ai, tai dabar jau lytis kalta. Seksizmą jaučiu šitame pokalbį. Atbėgu. Atstrigau? Ne, atstrigau. Yra. Taigi, einu, palauk! Ką jūs? Oi, čia biškai nesąmonę šodžiau. Gerai, čia ir tai buvo aišku, manęs laukia čia biškai. Atėjome atsigerti kavos, jūs to nefilmuosime, jūs tas nenori būti kadre, tai atėjo. Taigi žinau, kad nenori, tai ir sakau. Taigi... Sakyk, jau leidžiu. Tu man trukdai šnekėt. Tai ką man su palančiu šnekėt? Pur. Nešnek. Kaip su jo šnekėt? Man žinai, kiek man to reikės titrų, ką tu sakai. Gerai. Kažkokia. Atėjom su jūs atsigerti kavos į miestą. Apsipyliau. Talentas, šaunuolė. Kleckas dabar būsi grynas Kleckas. Gerai, gal aš jau baigiu filmavimą, nes čia prasideda patyčios. Prabaig. Skeriai, kurva užpuolė. Sveiki. Skeriai, užpuolė. Skeriai, užpuolė. Ne, tai viskas gerai, aš net nepykstu, viskas normaliai. Nu, salto padaryk. Vardan žiūrovų salto. Davai salto. Arba tiesiog šok per tvorą, va čia va. Davai šok. 1 minute later. Jo, šok per tvorą. Va tai va.